Šakos į viršų, šaknis į apačią, auk medelį didelis ir stiprus. Tokiais burtažodžiais užkalba tik pasodintus medelius Duodei iniciatyvos dalyviai bei įmonės Kogran darbuotojai. Iniciatyvos dalyvis Andrius sako, kad kiekvienais metais ši diena suteikia jo kasdienybei naujų spalvų. Aš jau Duodei dalyvau pernai metais. Ir ši diena man paliko didelį įspūdį. Vien tik dėl to, kad turi galimybę išlįsti iš savo komforto zonos. O tai, manau, yra svarbiausia, norint kažko pasiekti. Sužinau apie šitą įmonę, apie jos veiklą. Sužinau, kuo jie užsijama. Ir teko pažinti tai, kaip yra atrenkamas personalas. Aišku, gal ne visas funkcijas sužinau, bet jau, manau, pagrindinės užduotis tai tikrai sužinojau. Miškininkystės paslaugas teikiančioje įmonėje Kogran dalyvavo net keli Duodei iniciatyvos dalyviai ir visi išbandė pačias įvairiausias darbo pozicijas. Ir iš tikrųjų pozicijų įvairovė buvo tikrai nuo A iki Z, tai pradedant personalo pozicijomis, kur Andrius kaip tik ir turėjo galimybę susipažinti su personalo padalinio veikla, taip pat turėjome verslo plėtros padalinio vadovą, kuris taip pat papasakojo Duodei dalyviai savo dueto kolegai apie savo veiklą. Taip pat mūsų nepelno siekianti organizacija Myliu mišką ir jos pardavimų projektų vadovė iš arčiau supažindino su savo veikla. Marketingo padalinyje turėjome vieną dalyvį ir klientų aptarnavimo padalinyje. Tai iš tikrųjų praktiškai visi įmonės padaliniai turėjo šiandien po svečią. Andrius pasakoja, kad ši diena jam širdyje ir atmintyje išliks ilgam. Manau, šią dieną atsiminsiu ilgai ir manau, po kelių metų tikrai pabandysiu čia apsilankyti, pažiūrėti, kaip auga mano pasodintas medelis. Per Duodei iniciatyvos dieną įmonės ir organizacijos visame pasaulyje kviečia žmonės su negalia išbandyti naujas profesijas bei darbo roles. Duodei Lietuvoje nuo 2019 metų organizuoja viešoji įstaiga SOPA. Daugiau informacijos www.duodei.lt